Aš manau, kad žmogus neturi prisirišti prie to vardo, kuris yra jo dokumente. Ypatingai, jeigu tai yra meniškos sielos žmogus. Kadangi aš save laikau, nesakykim ten tobulų, nes tobulų nėra. Tačiau aš esu kūrėjas, aš kuriu muziką. Pačią muziką galbūt nekuriu, bet kuriu tekstus ir rašinėju dainas. Vadinasi, automatiškai aš tampu kūrėjas. Kaip kūrėjas aš noriu įsiamžinti. Įsiamžinti galima tik per kūrybą. Šiuo atveju repas yra tas sritis, kurioje aš įsiamžinu. Pagal mano teoriją, kurią aš sužinojau iš tam tikrų šaltinių, repas yra 2 žodžiai – rhyme and philosophy. Lietuviškai surimuota filosofija. Tik 2 žodžiai sujungti jungtuku ir. Skirtumas popsas ir repas, arba repas ir tarkim kitos sritis panašios į popsą, yra labai elementarus. 2 kryptis – ekspresionizmas, impresionizmas. Popsas sukuria jausmą, impression. Repas – saviraiška, expression. Bet ir viskas. Aukščiausias Maslow poreikių piramidės viršūnė, taškas, tai yra saviraiška. Jeigu žmogus neturi šito poreikio, jam to ir nereikia. Jis sako, aš žinau tiek, kiek man reikia. Aš noriu žinoti daugiau. Aš esu Jonas Gabrielius. Planuoju į priekį, ką, kur, kaip daryti. Tarkim, mano planuose lapkričio 1 man kapinės, lapkričio 2 reikia užsirašyti 16 valandą, ar ne? Tarkim, trečiadienį jau einu užsibaiginėti galutinai viršelį. Dar trečiadienį tas apskritasis stalas bus per Skype'ą 9 vakare. Ir viskas, toliau viskas man tuščia. Eina, tuščiai. 30, žinau, esu paplanavęs į Havaną eiti. Man gal ir mergina susidomės. Koks tavo ryšys beje yra? O, tai pigiau grybo turėjai gauti žinutę, kad už 12 litų, ne? Tai va, praktiškai net tau to net skraitės nereikia. Aš tai dėl Mesajos daugiau eisiu, ne dėl tų drum and bass. Vis tik žmogus turi savo vardą, statusą bendruomenėje, hip-hopo ir reikia nueiti. Kai buvau Vilnietis, aš galėjau tada ir pamatyti Mesają, kad ir troleibuse, o dabar pamatau jį dažniausiai 1 kartą metuose per Svaro gimtadienį ir praktiškai norisi dar kartelį tą žmogų sutikti. Kai paskutinį kartą aš jį mačiau, va čia vyko koncertas pavasario pabaigoje atrodo. Tai jisai žodžiu taip prakalbam, kad aš šiais metais išsileisiu savo solinį, o jisai šiais arba kitais metais išsileis 2 albumą. Aišku, įdėtas įdirbis yra toks, kad negalima lygintis 1, 2, bet reikia pagalvoti apie tai, kiek jie metų ir kiek man. Aš gal kokiais, minimum 6-7 metais vyresnis, ar ne? Tai automatiškai tas gaunasi. Kad man buvo krizė, o jis tuo metu dirbo. Tai va, bet nieko, aš jį pasivysiu. Ar ne taip buvo? Taip. Kaip snigs baltom lelijom tiesiai iš dangaus ir laikas slinks, tarytum sraigiai kinkytas. Paklaus manęs, ar mano rankos pieniai išmirkytos, ar purvo katile. Ką man dievams reiks atsakyti, aš pasiduosiu valiai kiekvienai. Tik leiskit dar nors sykį pamatyti, kaip snigs baltom lelijom tiesiai iš dangaus. Himnas meilei. Aš myliu gėrį, myliu tiesą, jie suteikia mano sielai šviesą. Myliu laisvą laiką, amžiams sudarytą taiką. Aš gerbiu kūrėją, kai tariu jo vardą pučiant šiaurės vėjui. Man patinka saulė, kai išviečia, paukščiai himną meilei gieda. Myliu vasarą ir žiemą, nes tada pražysta ir užmiega mano miestas, mano gatvė, mano kiemas. Dėl tavęs galiu nuversti kalnus, perbrist vandenynus. Mano meilė net audra nelygis, ypatinga ši diena.
myliu aš tave, mano Lietuva. Štai takelis, vedantis į tiesų kelią, į tikėjimo, vilties ir meilės šalį. 3 dalykai sudėti į vieną, argi tai nemiela? Aš tik lyrikas, gal kiek poetas, bet ne peilis po tavo kaklu. Keista, kad tai tau tariu. Mano kūrinys nepasiduoda laikui, nes yra paskirtas vardan jos, to istorija nesuklastos. Ši daina yra skiriama meiliai. Tai, kas mūsų nenužudo, tas padaro stipresniais. Dažnai tu drąsiai, nebijodamas kritikos, pasijuokimo iš tavęs, tu sakai, aš esu Dievo karys. Tai labai elementaru, juk Gabrielius iš hebrajų kalbos ir reiškia Dievo karys. Tai yra angelas, tiksliau jisai buvo angelas, jis galbūt ir šiuo metu kažkur yra, tik aš nesakau, kad kosmose ar ten po žeme, tai yra Dievo angelas. Jisai ne veltui buvo Gabrielius, nes jisai vienas iš 2 angelų minimas šventajame rašte. Aš tiesiog pasižiūrėjau, ką reiškia tas vardas, kadangi 13 metų būdamas aš jau galėjau priimti sutvirtinimo sakramentą, tai žinot, iš kur aš tą vardą suradau? Iš visų šventųjų litanijos. Ten buvo 3 nurodyti vardai, kurio vieno tikrai neegzistuoja šventajame rašte, tai yra Rapolas arba Rafaelis. Čia tik stačiatikių bažnyčių yra ten daug arkangelų. Kaip mes turim vieną arkikatedrą, taip mes turim vieną arkangelą ir tai buvo Mykolas. Ne Rapolas, ne Gabrielius. Gabrielius minimas kaip angelas, ne kaip arkangelas. Kodėl tiki arba netiki? Labai paprastas atsakymas. Žmonės bijo. Jie bijo tikėti, žmonės bijo mirties. Aš pats buvau komoj, čia galbūt nereikėtų to sakyti eterį, bet aš pats buvau komoj, aš ten nieko nemačiau. Ten buvo tamsa, visiška tamsa. Ir galiu paaiškinti, kas iš tikrųjų yra mirtis, nes visiškai neseniai man padarė operaciją, pašalino tulžies pūslę, tai ir aš buvau narkozėje. Man tai truko akimirką. Užsimerk, atsimerk. Nors iš tikrųjų tai truko vos ne valandą. Vadinasi, mirtis taip ir yra. Žmogus tiesiog užgeso ir jisai pabunda. Tik dar nepabudo, aišku, bet kažkada aš tikiu pabus. Tai yra, bus prikelti. Jėzaus prikelimas iš numirusių įrodo, kad taip ir bus. Jeigu Jėzus pasiaukojo ir tie žmonės, kurie tiki į Jėzų, vadinasi, jie turi tikėti, kad nuodėmės bus išpirktos. Šventajame rašte aiškiai parašyta. Dievo akise netgi raudonas taps baltas, kaip purpuras. Tai yra, jeigu tu žvelgsi į raudoną daiktą per raudoną prizmę, jis taps baltas. Tai yra logiška. Lygiai taip pat kaip šviesa yra stipresnė už tamsą. Juk tamsa yra juoda, o šviesoje visas spektras spalvų, jeigu lauši per tinkamą prizmę. Kiekvienas klausimas, kuris susijęs su energetiniais ištekliais, tai yra mūsų šalies problema. Mūsų ir tik mūsų. Jeigu mes neturim žvalgybinių technologijų, geriau nelyskim į žemės gelmes. Žemė, šiltnamio efektas ir visa kita vyksta tik dėl to, kad žmogus per giliai kapstosi ten. Jeigu mes ir toliau teršime vandenį, siurbsim naftą be perstojo, visokius akmens anglis kasim, deginsim durpes ir visa kita, ką mes gaunam? Teršiam orą, teršiam vandenį, teršiam tai, kas mums yra būtina. Žmogus gali apsieiti be elektros. Nesvarbu, grįšime į akmens amžių, bet mes būsim gyvi. Kaip be vandens? Štai, 3 paros ir žmogaus nebėra. Paimkim tą patį orą. Mes negalim gyventi kitose planetose vien dėl to, kad ten neatitinka santykis deguonies ir anglies dioksido ir kitų elementų. Žemė yra tobuli mūsų namai, ne Marsas ar Venera. Šiandien siūlau temą pakalbėti apie Facebooką, kuris kaip vieniem tai yra gėris, kitiem tai yra blogis ir kiekvienas labai skirtingai. Veidaknygė, atsiprašysim žiūrovų, gal išsprūsta žodis, gal tas. Tai tiesiog, kas asmeniškai jum yra veidaknygė, Facebookas? Veidaknygė arba Facebookas man tai bendravimo priemonė ir buvo sukurta kaip bendravimo priemonė, bet tokia, kurios dėka gali kam nors prisistatyti, save parodyti. Tai vadinasi, jį vykdo ir reklamos funkcijas. Ir tai yra tokia bendravimo priemonė, kuri yra žymiai atviresnė nei mūsų elektroninis paštas, kuris nėra prieinamas visiems. Ir kadangi tai yra, jame pateiki
atskleidi bent kiek savo veido, tai šitas veidas kartu ir be tavęs gali prisistatyti pasauliui ir po tavęs. Tai yra toks fenomenas kaip mirusiųjų veidai Facebook'e, kada žmonės išeina anapilin, o jų dar puslapis asmeninis gyvena dešimtmečius, nes nėra tokios, Facebookas neturi automatinės trinimo funkcijos ir save pašalinti pakankamai sunku iš Facebooko. O draugai nuolatos gali aktyvuoti mirusiojo puslapį ir todėl atrodo, kad tas virtualus arba toks pseudo gyvenimas užsitęsė jame ir visai netikėtai be bendravimo arba komunikacinių funkcijų Facebookas pradėjo vykdyti visai be kitų funkcijų. Pavyzdžiui, reklamos, savireklamos arba sekimo, kontrolės, tyrimų erdvės, tai tokia aplinka. Pirmiausia, veidaknygė vykdo fetišistinę funkciją. Visa tai, kas peržengia bendravimo dialogo ribas ir virsta reklama, gali vykdyti fetišistinę funkciją. Fetišizmas, prisirišimas prie daiktų, vaizdų, ikonų. Ir mirusių veidai irgi vykdo tokią fetišistinę funkciją. Kita vertus, tas fetišizmas žengia koja į koją neatsiejamai su reklama, savęs paviešinimu. Ir todėl įvairiausių keistenybių laiškų rašymai yra paplitę, bet ne ką daugiau, pavyzdžiui, nei kokie nors filmavimai ar kreipimaisi publikuojami YouTube. Tai yra tinklapyje, kuriame įdeda vartotojai vaizdus įvairiausius. Tai YouTube'as ir Facebookas šiuo atveju yra labai susiję tarpusavyje ir papildo vienas kitą. Ir todėl tas vaizdo ir pranešimo junginys, šių dviejų socialinių tinklų bendradarbiavimas, jis sukuria tokią gyvybės iliuziją. Labai daug žmonių dalyvauja šitam žaidime, bet yra daug kas nedalyvauja. Kaip tu paanalizuotum būtent fenomeną? Elementaru. Facebook'ui, jeigu aš noriu įdėmiai peržiūrėti dienos informaciją, užtrunka apie valandą. O jeigu dar komentuoja, jeigu ten žiūri tuos video, kuriuos ten kažkas įkelia, aš pats stengiuosi nekelt svetimų video, nebent savo kažką turiu, tada aš įkeliu. Iš pradžio YouTube'ą, po to reklamuoju Facebook'e. Bet ne taip, kad ten po kelis kartus į dieną, o tiesiog gimant ir tam, kam įdomu, tiesiog užeinant mano sienas pasižiūri. Tai va klausimas, jeigu žmogus nenori skirti tos valandos, o jeigu jis turi 1000 draugų, tai kaip jiems skirti visą dieną praktiškai reikėtų. Pas mane, ačiū Dievui, iki 100 draugų, tai aš spėju peržiūrėti per valandą. Galiu greitai peržiūrėti, jeigu mane sudomina kažkas, galiu sustoti ties tą vietą, pakomentuoti. Facebookas yra geras dalykas. Pavyzdžiui, yra televizija, tačiau aš televizijos nežiūriu, jau gruodį bus 2 metai. Tai va, vien dėl reklamos, kuri žudo mane. Aš užmigdavau per antrą reklamą filmą žiūrėdamas. Ar gali būti Facebookas, vadinkim taip, pasaulinės revoliucijos organizacijos pagalbininkas? Šita galia veidaknygės, o taip pat kito tinklapio Twitterio, kurios yra pagrįstas trumpų žinučių rašymu, bet kas yra greičiau kartais prieinama iš mobiliųjų telefonų, nors iš principo ir Facebookas panašią funkciją gali vykdyti. Tai kurį laiką buvo diskutuojama, ar Facebookas, Twitteris gali paskatinti revoliucijas ar maištus ar riaušes ir netgi rasta pavyzdžių, kada Facebooko ir Twitterio technologijos buvo naudojamos riaušėms sukelti Londone ar revoliucijai paskatinti Šiaurės Afrikoje. Tačiau komunikacijos priemonė negali būti revoliucijos priežastis. Riaušės taip pat nekyla iš bendravimo. Priežastys būna socialinės, ekonominės, nelygybė, priespauda, autoritarizmas, žiauri cenzūra, vieno kurio nors klano viešpatavimas. Čia yra priežastys. O socialiniai tinklai tai yra tik tai komunikacijos priemonė, kaip jau minėjau, kuri
kartais atlieka papildomas funkcijas, bet ne pačias geriausias funkcijas. Ir dabar todėl aš labai abejoju šituo perdėjimu, kad štai paskatino kieno nors bendravimas kokias nors riaušes ar neramumus. Kita vertus, apskritai komunikacijos priemonės gali užtikrinti informacijos platinimą. Ir pavyzdžiui, jeigu koks nors įvykis aikštėje, kieno nors žuvimas ar žiaurus policijos elgesys ar priešingai riaušininkų nepamatuojami veiksmai, žiaurūs ar griaunantis veiksmai paplatinti plačiomis atviromis, pirmiausia, Facebookas ir Twitteris yra atviros komunikacijos priemonės, taip paplatinus atviromis komunikacijos priemonėmis gali šliūkštelti papildomo benzino, pavadinkime taip, į ugnį. Tai yra tai, kas ruseno ir kas galėjo išrusenti dar ilgą laiką, staiga dėl platesnio bendravimo ir pranešimo sukelia didesnės riaušės. Taip, čia šioje vietoje žinoma sutinku ir dar yra vienas dalykas, Facebookas yra naudojamas propagandai. Tai yra įvairiausios korporacijos, užsienio tarnybos, specialūs kariniai padaliniai, užsienio įvairių šalių propagandos ministerijos ar viešosios diplomatijos atstovybės centrai, viešųjų ryšių įvairūs centrai. Kasdiena ir be perstojo dabar dalyvauja šioje veidaknygėje ir vykdo savo įtikinėjimo funkciją ir tai nebejotinai smarkiai iškreipia visuomenės nuomonę arba ją suaudrina ir ta suaudrinta visuomenės nuomonė ji gali būti papildomas stimulas nepageidautinam socialiniam aktyvumui. Bet ir priešingai, tos pačios priemonės yra naudojamos, pavyzdžiui, socialiniai reklamai arba skatinant tolerancijas, siekiant padidinti bendradarbiavimą. Ir čia dar galima sudvejoti, ar atviros bendravimo priemonės didina demokratiją, ar vis dėlto jos labiau tarnauja įtikinėjimui, prievartiniam įtikinėjimui. Aš esu linkęs manyti, kad štai šitos minėtos bendravimo priemonės vis dėlto daugiau skatina demokratiją nei įtikinėjimą, daugiau skatina atvirumą nei manipuliaciją, daugiau skatina bendradarbiavimą nei smegenų plovimą. Yra ir vienas, ir kitas, bet mano manimu gėris lenkia šioje vietoje ten paslėptą blogį. Tai vis tik, Facebooką, kaip tu naudoji? Elementariai. Visų pirma, tai svarbios asmeninės žinutės, pirmiausia. Antra, tai yra įvykiai, galbūt gimtadieniai, galbūt kažkokie tai koncertai ar dar kokie renginiai. Vadinasi, ten yra informacija. Tai nėra žinios, tai yra tik faktai, duomenys ir informacija. Tai logiška, kad jeigu mane kažkas sudomina, aš galiu ten nueiti, galiu pabendrauti su man patinkančiais žmonėmis, arba per patį Facebook, arba telefoną, arba susitikus pasveikinti kažkokią tai ypatingą progą. Tai va daug dalykų. Ir dar vienas dalykas, tai gali būti reklama. Nemokama reklama. Tai va klausimas, ar tu kelsi save tualete, ar kelsi save ant scenos. Ar vonioj, tarkim, nusipaveiksluoja prieš veidrodį, nes turbūt ten vienintelis veidrodis geriausiai, kur matosi. Tai aš dažniausiai keliu tas nuotraukas, kurios man svarbios. Ir be to laikui praėjusias galima ištrinti. Jeigu kažkas iš mano draugų dabar pažiūrėtų ant sienos, ten yra tik viena nuotrauka. Aš ištrinu tą informaciją, kuri yra pasenusi, galbūt jinai kažkur išlenda, kažkur išsisaugoja, be abejo, jinai išsisaugoja, niekur nedingsta. Bet aš ištrinu tą informaciją, kuri man šiuo metu nebesvarbi. Ir ten dabar tik viena nuotrauka ir mano paties 3 komentarai. Viskas. Tai ta nuotrauka išbluks, aš ją ir ištrinu. Yra žmonės, kurie neigia gerumą, buvimą ir tiesiog vengia dalyvauti, bet vis po truputį daugiau prisijungia dalyvaudami tuose socialiniuose tinkluose. Dažnai tai būna priežastis labai paprasta, kad prieš mane bus panaudota šita medžiaga, mano nuotraukos dėtos, mano politinės pažiūros gali būti panaudotos prieš mane.
Kaip galvojate, ar būtų teisinga, jeigu visą tai, ką žmogus laisvai reiškia socialiniuose tinkluose, būtų panaudojama prieš jį, įvardinant jį kaip valstybės politikos priešą ir panašiai? Nebejotinai visą tai, kas yra paskelbiama veidaknygėje, yra laikoma pati veidaknygė yra laikoma vieša erdvė. Atitinkamai ten paskelbti straipsniai jau gali būti laikomi, jiems gali būti taikomi visi įstatymai susiję su viešuma. Tai pavyzdžiui, dėl nacionalizmo skatinimo, rasizmo skatinimo ar antisemitizmo, dėl įvairių religijų žeminimo ar seksualumo žeminimo. Visa tai ir jau yra baudžiamosios atsakomybės ar kitos atsakomybės gali būti pagrindas. Taip pat pagrindas šmeižtui ir įvairiems kitiems dalykams, kur žmogus gina savo orumą, savo garbę. Tai taip pat yra tokia, vis dėlto tai yra ne tik komunikacijos, bet ir žiniasklaidos priemonė. Šiandien praktiškai visi laikraščiai vienaip ar kitaip kiekvieną dieną tyria, kas yra rašoma veidaknygė, ir ne vieną kartą pastebėjau, kad mano persiųstos žinutės yra po dienos perspausdinamos didžiųjų dienraščių aptinkama. Tai reiškia, kad jie skaito ir išsiaiškina ir paskelbia. Taigi, tai yra viešoje erdvėje. Ir šitoje viešoje erdvėje yra kaip ir bet kurioje televizijoje ar laikraštyje. Visą tai, kas paskelbiama, gali būti panaudota ir prieš jūs. Ir yra tiesa priemonės, kuriomis Facebooko technologijos siūlo gintis. Tai yra, jūs galite priimti, pašalinti iš draugų rato, jūs galite užblokuoti kurį nors tinklapį, jūs galite apskūsti dėl neleistinos informacijos, jūs galite apskūsti Facebookui, tarptautiniai organizacijos, jūs galite apskūsti įvairioms kitoms institucijoms, įskaitant prokuratūrą. Kitaip tariant, yra ir apibrėžtos savigynos priemonės. Bet kadangi Facebookas nėra ta vieta, kur būtinai žmonės pasirodo savojų veidu, o gali susikurti daugelį kitų veidų ir taip pat ten dalyvauti, tai ir naudoti šantažo ar šmeižto priemonės prieš dalyvius, tai žinoma apsunkina ir tyrėjus ir sukelia papildomų problemų. Be to, veidaknygė yra ta vieta, kur labai daug yra paauglių. Tai yra šiandien turbūt pirmokas jau turi veidaknygėje savo puslapį. Gal net jau ir darželinukai turi savo puslapį. Ir jų dalyvavimas nieko nėra ribojamas. Ir jie ten 5-metis gali prisistatyti 10-mečio, 10-metis 18-mečio. Ir jų taip pat angažuotumas, riksmas, nuolatinis, sakykime, ko nors kaltinimas, turi būti ir yra traktuojamas visai kitaip nei suaugusio žmogaus. Tai vadinasi, šitoje vietoje atsiranda tam tikra problema nepakaltinamumo, nes tėvai neturi prieigų prie Facebooko. Jie, žinoma, iškyla klausimas dėl tėvų ir vaikų atsakomybės, nes tėvai negali šiuo atveju sekti ir atsekti kiekvieno pėdsako atlikti tų visų sekimo veiksmų, kurios vykdo įvairios kitos jau įgalintos institucijos, tai yra saugumas Lietuvos arba policijos analitikai ar įvairūs laikraščių redaktoriai, kurie taip pat vykdo sekimo funkciją, ar didžiosios korporacijos. Tai yra, šioje vietoje yra pakankamai didelė dar ir neapibrėžtis, teisinė neapibrėžtis. Na, nieko, šioje tokiu atveju galiu atsakyti, reikia iškesti kartais kandumą. Iš ko daugiausiai juokiesi Facebook'e? Oi, begalės dalykų, ten tiek juokingų yra. Nesąmonių, taip sakant. Nors kaip aš sakau, kas yra nesąmonė. Lygiai tas pats, kas ir pasąmonė. Juk sąmonė ir nesąmonė, tai būtų sąmonė ir pasąmonė. Jeigu žmogus sako, tu kalbi nesąmonės, reiškia, tas žmogus kalba tai, kas yra jo pasąmoniai. Jėzus buvo tas žmogus, kuris atkodavo savo pasąmonę. Dėl to jis galėjo daryti tokius dalykus. Jam padėjo vienas elementarus dalykas. 40 parų dykumoje. Be vandens, be maisto.
sakoma, kai jis ten valgė laukinius skėrius, sugebėjo dykumoje atrasti vandens, galbūt. Bet tas išlikimas jam padėjo daryti stebuklus po to, kai jis grįžo iš dykumos. Tai jam padėjo. Kodėl aš atsidūriau komai? Bandžiau daryti tą patį, ką jis. Savaitę prabuvau be miego, be vandens, be maisto. Koma. 40 parų išbūt dykumoje, o ne Vilniui. Tai jau yra stebuklas. Jau vien tai yra stebuklas. Kas jiems suteikė jėgų? Jo tikėjimas. Kad jis yra. Aš kalbu ne, kad Jėzus yra Dievo sūnus, bet kad jis didžioji raidė yra. Tai yra, kad Dievas yra. Jam padėjo jo tikėjimas. Mano tikėjimas nebuvo toks stiprus, reiškia. Ar Facebookas yra vis tik tai sąmoningai suformuota struktūra, ar tai vis tik tai savaiminis atsiradimas, sakykime, naudojant pažangias technologijas ir panašiai, kaip spėtumėte? Na, žinoma, kad Facebookas ir pirmiausia yra sukurta technologija kelių asmenų. Ir ji yra privati nuosavybė, šitą technologiją. Ir visi tie, kurie naudojasi, turi atminti, kad jie naudojasi privačia technologija, kuri priklauso tam tikrai korporacijai, ne Lietuvos. Ir nelietuviškai aplinkai, ir vadinasi, tai yra svetimos valstybės sukurto produkto integravimas į kitas valstybės, ir Lietuvos piliečiai naudojasi svetimos valstybės sukurtomis komunikacinėmis galimybėmis, kas globalizacijos laikotarpiu yra visiškai normalu ir taip pat yra prieinama. Struktūra, kuri pati yra integruota jau technologiniu būdu į Facebooką, jau reglamentuoja, apibrėžia mąstymo ir komunikacijos ribas. Ir tos komunikacijos ribos, kurios, jos turi tam tikrą, sakykime, jos vienaip ar kitaip lemia mūsų pasirinkimus. Antras dalykas, visa tai, ką mes paskelbėme Facebook'e, nuolatos yra tos minėtos korporacijos, ar tai yra Facebook'o korporacijos, ar jos deleguotų teisių atstovams kažkokių kitų korporacijų tyriamos, analizuojamos, klasifikuojamos. Tai yra kiekvienas mūsų paspaudimas yra tam tikrų skaitmeninių robotų tyriamas, analizuojamas, klasifikuojamas, standartizuojamas, įrašomas, saugomas per amžius. Ir visa tai yra kas akimirką naudojama tam, kad dar labiau patenkintų vartotojo interesus, vartotojo poreikius ir darytų jį labiau priklausomą, nes vartotojas gauna vis mažiau pasipriešinimo, o kai nėra jokio pasipriešinimo, atvirai sakant, nėra ir kūrybingumo, nėra kūrybinės kančios. Ir tai, ką vadina socialiniai politiniai kritikai, nėra tragedijos jausmo, nėra ir komedijos, tiesą sakant, jausmo. Yra amžina ironija, truputį susijaudinimo lengvo, truputį ironijos, truputį komedijos. Ir visa tai yra valdoma ir kontroliuojama. Žinoma, kad šitaip žmogiškumas nyksta tokioje komunikacinėje aplinkoje. Jeigu jį tik viena vienintelė būtų, tai tikrai facebookinis žmogus yra labai banalus. Bet jei šita aplinka yra tik užima, vieną 30-ąją gyvenimo dalį, vieną 50-ąją gyvenimo dalį, tai ji nėra kenksminga. Ir nes, kaip jau minėjau, mano manimo, jos šiai dienai sukuriamas gėris vis dar viršyje blogį. Ką tu darytum, jeigu šiandien tave pastatytų vadovauti mūsų šaliai? Visų pirma, aš nesutikčiau šiandien, nes dar per jaunas. Geras atsakymas. Antra, manęs nepastatytų, o turbiausiai rinktų tauta. Tai čia yra logiška, kad nepastatytų niekas. Čia nėra tokios valdžios, kuri mane pastatytų. Aš pats esu dirbęs, kad ir vienus rinkimus ir aš mačiau, kaip skaičiuojami balsai. Tai yra iš įvairių partijų susirenka žmonės, taipgi ten apgauti praktiškai neįmanoma. Įmanoma, nebent ten susitarus, bet kam to reikia. Vis tiek galų gale, jeigu kapstantis po tos popierius, tiesa išaiškėja. Ir gali būti bet kada paskelbti per, Išrinko. Ir ką? Prezidentu.
žinom kokią situaciją, žinom kiek partijų, beje dar prieš tai, kai mes žaisim prezidentą, kodėl lietuviai vis tik tai labai jam patinka žaisti partiją prieš partiją, ieškoti kaltų, ar čia gerai, ar čia blogai, gal būtų masė vientisa ir kažkokį kitokį rasti valdymo būdą šalyje? Atsakymas labai paprastas. Politikai prieš rinkimus duoda begalę pažadų. Kodėl aš Jėzų vadinu tobuliausiu politiku? Nes jis pasiūlė tobulą dalyką. Rojų. Teisingai. Ką jis pasiūlė? Su manim? Ne. Jis pasakė tam, kuris buvo prikaltas, kaip jis pasakė. Sakau tau šiandien, kablelis, su manim būsi rojuje. Tai nereiškia, kad šiandien. Bet šiandien, sakau tau, su manim būsi rojuje. O ne šiandien būsi rojuje. Kur kablelį padėsi, ten labai svarbu. Kaip toj bausti negalima pasigailėti. Padėkit kablelį teigiamoje vietoje ir, kaip sakant, bausti negalima pasigailėti. Čia pagrindinis dalykas. Jūs klausit, ką aš daryčiau, jeigu būčiau prezidentu. O ką čia galima padaryti? Prezidentas tik užsienio politika pagrindė. Ypatingų atveju gali būti vyriausiųjų karo vadu. Tai užsienio politika ir būtų ta dirba, kur reikėtų dirbti. O kadangi aš pats užsienyje esu buvęs tik labai mažai, tai aš nežinau, ką ten reikėtų daryti. Reikėtų daug metų mokytis. Beje, aš politiką, galima sakyti, tik paliečiau. Kaip ne pagrindinį dalyką, bet kaip politologija, kaip čia pasakyti dabar vieną iš pasirenkamų dalykų, bet tiksliau nepasirenkamo, bet primesta. Ir tai buvo tik pirmam kurse. Tai, ką aš sužinojau, man padėjo, beje, egzaminą laikiau teisės, žinot kur? Vidaus reikalų ministerijų pas Astijų Rutkauską. Jeigu mane girdite, gerbiamas kolega, nes kolega tampi tada, kada baigi tą mokslą. Bent jau man taip išaiškino. Kol buvau magistrantas, mane vadino magistrantu, kai pabaigiau vadino kolega. Tai kolega Astijau, labai ačiū. 10 yra geras pažymys, netgi galima sakyti puikus, tačiau nežinau už ką. Ar vien už tai, kad klausimą paklausus, kas yra aukščiausia valdžia ir atsakymą žiniasklaida? Ar už tai, kad paklausus, kokios yra valdžios ir išvardinus jas 5 gaunama 10? Tai nėra žinios, tai yra tik faktas. Tai yra kas? Prezidentas, įsivaizduokit, yra simbolis. Toliau 3 pagrindinės valdžios ir dar 2 šalutinės. Tai būtų įstatymų leidžiamoji, įstatymų vykdomoji, teisminė. Ir po to eina visuomenė, kuri ir turėtų valdyti, bet ji yra tik tais patariamasis balsas. Ir toliau eina žiniasklaida. Klausimas, žiniasklaidos vaidmuo šitame visame cikle koks? Turbūt pats svarbiausias. Ir pabaigai aš labai mėgstu sakyti tokį sakinį. Viskas, kas turi pradžią, turi turėti ir, padėkit man. Pabaigą? Visiškai ne. Ateitį. Ačiū.